Kviečiu Jūs šiandien turėti maldą Lectio Divina iš Jono Evangelijos 3 skyriaus nuo 16 iki 21 eilutės imtinai. Dabar Jums perskaitysiu. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taigi, perskaitytose eilutėse iš Jono Evangelijos 3 skyriaus nuo 16 iki 21 eilutės, taigi mes tam tikrą prasme pasiekėme gyvybės šaltinį. Tai yra tėvo meilė, kuri duota per sūnų, kad sunaikintų nuodėmę ir mirtį. Ir čia galima įžvelgti dvi klasikinės evangelisto Jono vietas, kurios tarpusavyje yra susiję. Tai meilė ir teismas. Taigi ir čia yra išreiškiama labai brangi evangelisto Jonui mintis: visuotinį Kristaus išganomo darbo pobūdį, kurio ištakos glūdi paslaptingoje Dievo meilės žmonijai iniciatyvoje. Taigi sūnaus siuntimas ir misija tai yra tėvo meilės vaisius pasaulyje. Yra aukščiausia Dievo, kuris yra meilė, apraiška. Ir tai byloja 1 Jono laiškas, 4 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi, esminis žmogaus pasirinkimas – tai priimti arba atmesti meilę tėvo, kuris apsireiškė Kristuje. Tačiau ši meilė neteisia pasaulį, bet jį apšviečia, ką ir liudija 17 eilutė. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Taigi, žmonės susidūrę su išgelbėjimo pasiūlymu turi iš tikrųjų laisvai pasirinkti. Ir čia yra duota mums laisva valia. Kas tiki Jėzaus asmeniu, nėra pasmerktas, o kas jį atmeta, netikėdamas žmogumi tapusiu Dievo sūnaus vardu, jau yra pasmerktas. O prie pasmerkimo priežastis yra tik viena, tai yra netikėjimas. Ką tai reiškia? Tai yra mūsų širdis, kuri yra uždara ir kurčia Jėzaus žodžiams, kur atrodo yra siena, kuri neprasimuša. Taigi, pasibaigus šiam apreiškimui, kurį Jėzus atvedė Nikodemą ir kartu su Nikodemu kiekvieną iš mūsų, mokiniai lieka vieni. Kitaip tariant, yra kvietimas atsiversti ir radikaliai keisti savo gyvenimą. Ir Jėzaus šviesa yra tokia skvarbi, kad nuverčia bet kokį žmogišką pasitikėjimą ir išdidumą. Taigi, kas priima Jėzaus asmenį ir padaro vietos jį pranokstančiai meiliai, tas randa tai, ko niekas negali duoti pats savo. Jis turi tikrai gyvenimą. Ir kiek mes žinome liudijimų, kur žmonės išgyvenę didžiulius pragarus, staiga atranda viltį, atranda jėgą pakilti, atranda stiprybę verštis į gyvenimą, atranda
motyvą gyventi, motyvą stiebtis, motyvą keltis, motyvą įprasminti. Ir kas teikia tą įprasminimą? Tai Dievas. Ir tik Jis, kuris gali prikelti gyvenimą iš pelenų. Taigi, suteik Viešpatie man vidinį tikrumą, kad esi šalia ir man padedi, kad tu man duosi drąsą skelbti ir kad tik tais tu vienas man dovanoji pašaukimą. O pašaukimas tai yra vienintelis mūsų visų, jog mes esame mylimi Tėvo vaikai. Taigi suteik man Viešpatie malonę niekada nebejoti tavo neribotą galią ir būti įsitikinusiam, kad visada turiu sėti tavo žodį, kuris kyla iš tavo meilės, kuri pirmiausia man apreikšta. Ateik Viešpatie į mano sielą, ateik Viešpatie į mano gyvenimą, nes tu esi meilė ir tu taip pamilai pasaulį, taip pamilai mane, jog dovanoji savo viengimį sūnų. Padėk Viešpatie man išgyventi tai kaip tikrovę, kaip realų tavo buvimą mano istorijoje. Palaiminto maldos laiko jums.